400 meters, take a sharp left turn onto Olandu Gap. Žiūrėk, šitie Снаряды. plastmasiniai. Попадание, смотрите. Kalašas sako, esas trumpas. Čia šitas RPG. Mucha. Ne, tikras. Tiks, ar? Pažiūrėk. Pasiruošę? Taip. Jo. Tai labas rytas visiems. Dar kartą. Pirmą kartą visi čia. Jie. Tai esam toks gyvas muziejus, kad muziejus tai iš tikrųjų. O kodėl gyvas? Nes visi mūsų eksponatai, kuriuos matote, yra važiuojantis ir kiekvieną galima išbandyti. Tiek keleivio pozicijoje, ką šiandien patirsite jūs, tiek sėdint vairuotojo vietoje. Tai yra galima ir pačiam vairuoti. Taip, realiai viską, apart vienos transporto priemonės. Šiandien turėsime 3 transporto priemonių išbandymą. Yra pasijusit keleivio pozicijose, susipažinsit su mūsų pamarazų dulkėm, musėm ir mūsų suformuota trasa. Ir tada galime eiti iškart prie pirmos transporto priemonės. Volvo TGB 20. Kariuomenė viskas supaprastinta, kodėl 20, ne 20 karių. Tai yra 2 vairuotojas ir pavadinkim vadas ir 18 kareivių pėstininkų. Taip, bet 17 saugos diržų. Vienas ant mėsos, ne, kai dauguma ir šiaip galvoja. Tai kodėl 17? Kodėl kalbas? Kaip? Ne, vienas, aišku, štai pridengęs, tai yra toks liukas. Jeigu matote, iš viršaus yra kulkosvaidžių, taip, tai yra stovintis ir gaunas šiokia tokia palydė su vidutiniu arba lengvuoju kulkosvaidžiu. Šiek tiek nestandartiškai atrodantis, taip, nes visi dabar įpratę, kad kareiviai sėdi pas mus nugarom į bortą. Čia visi kareiviai sėdi nugarom, tai yra saugos karkasas labai lengvas, per porą minučių galima iškomplektuoti ir sukomplektuoti atgal. Pliusai, vienu metu daro visi bortai ir visi 18 kareivių gali nušokti tą pačią minutę. Kas šiais laikais vyksta, tai yra vairuotojas bėga atgal, atidaro bortą ir 2 voreliam visi gražiai išsilaipina. Taip, grubiai šnekant kamštį. Tai viskas kažkaip labai paprasta. Kaip manot, kas čia? Šildymas. Taip, dažniausiai šąla karių kojos padėtos ant metalinių grindų. Tai čia yra šildymas nuo variklio, taip grubiai šnekant. Ir taip pavažiuoti. Jeigu nepadarysiu. Einam prie sekančios. Tai sekantį mūsų transporto priemonė Britų gamybos FV432 76 metai, iki šiol naudojami net ir Ukrainos kare. Ukrainos kare iš tikrųjų viskas dabar yra naudojama ir testuojama. Tai čia yra pereinamasis modelis,
Britai iš jo perėjo į šiuometinius turimus Warriorsus. Tai yra po modifikacijos. Turi naujus. 70 grubiai metai. Kaip manot, tais laikais Britai važiavo jau prabangiai kažkaip ar ant medinių suolų? Ne, tai Jau bus, jau. Bus jau kažkas. Taip, turim modinės sėdynės, turim panoraminį stoglangį. Kairiai pusėje šiais laikais vadinamas visas svapas, tai yra variklis, greičių dėžė, generatorius, startorius, siurbliai, radiatoriai išmetimo ir panašiai, aušinimo ir panašiai. Automatinė greičių dėžė, arba kitaip vadinamas manualas, galima pažeminti, Su tais pakeliam. galima palėti. Tai viskas vėl vairuotojų supaprastinta, 2 vairolazdės, gazo pedalas ir... Viršinė. Taip. Tai ekipažas viso 12 karių, 10 kareivių, 11 vadas ir 12 vairuotojas mechanikas. Paskirtis nuveš 10 karių iš taško A į tašką B, surinks sužeistuosius ir panašiai. Nėra kovinė mašina jau šiokia tokia yra mūsų tas, nes turi bokštelį. Aišku, vamzdis tai imitacinis toks mūsų įdėtas, nes neparduotas su koviniais vamzdžiais. Turi oro vėdinimo ir vėsinimo sistemą. Čia štai filtravimą. Taip, ir ta vadinama dar yra BC filtradėžė, nes Britai dažniausiai kariauja pas mus kažkur dykumuose ir šiltuose kraštuose, tai įsivaizduokit 12 karių užsidariusių, nieks nevažiuotų, aišku, atsidariusių, ten kokią savaitę nesipraususių, tai kvapas tikrai geras. Tai jau tais laikais buvo kondicionavimo visa sistema, kai kurie galvoja, kad čia mes viskas suslūkė čia dėl grožio, bet jeigu visas apėjus, pamatysit viską identiškai tą patį. 56 metai, ne? Taip, tas man atrodo senesnis šiek tiek. O čia dar ta kondicionavimo sistema, filtravimą, tai gal ir dėl cheminio ginklo kažkiek? Taip. Čia ta prasme yra vėdinimo ir kondicionavimo sistema ir kartu yra ABC vadinama sistema. Taip. Yra ganėtinai sandarus, gali plaukt. Aišku, nėra amfibija, bet kažkokį stovintį vandens telkinį, mažą pelkę galėtų. Tai yra dugne stovi siurbliai. Koks be būtų sandarus, vis tiek vanduo ras praėjimą, stovi siurbliai. Tai yra laivo principas. Siurbliai pumpuoja ir yra kėbulė iš 2 šonų mažas krūtis, pro kur tą pučia vandenį. Ir tas plaukimas vyksta nuo vikšrų maskatavimo į priekį. Tai yra, jeigu sustabdžius, greičiausiai iškart ir pradėtų jisai grimst. O pelkė, kur neskando NATO, pravažiuotų šitą? Lietuviai tik moka pravažiuoti, žinokit. Nes ten labai sunkus. Tai yra, lietuviai yra begalviai, jie visur pravažiuoja. Svoris 15 tonų. Toks nei daug, nei mažai, skirtas, kaip sakant, greičiau šiek tiek nuvažiuoti. Greitis ten iki 70, bet tikrai jis tiek nevažiuoja. Taip, čia yra Rolls Royce variklis, benzinas, 6 ir 6 litrų. Tikras Britas Rolls Royce'as. Ir lėktuvai, man rodo, būdavo iš to variklis. Tai karo atveju visi tiek patys ir Audi, BMW, bet čia aišku jau labiau į vokiečius žiūrint, tai karo pramonėj dirba. 2 kuro bakai šonuose po 250 litrų, tai yra pusę tonos turim čia kūrą. Išlaidos važiuojant gražiai asfaltų 1 prie 1, asfaltų mes galim važiuoti, nes turim guminės mes pagalvėlės. Dažnai tenka ir į miestą išvažiuoti, kažkokias parodas ir panašiai. Čia mūsų kelių važiuojant, tai mes mažiausiai skaičiuojam 2 prie 1, iš tikrųjų gal net ir 3. Daugumai čia daug atrodo, bet dar 60 metais mes turim visus monologus britų, tai jau britai tada rašė, kad 2 prie 1. Tai... Nes čia važiuojam vėlgi taip pat su žemesnėm pavarom, negu asfaltu važiuojant. Klausimų? 2 prie 1, tai čia 2 litrai 1 kilometrui. Reguliuok. Ir...
informacija. Seni prototipai turi 3 pavaras, nauji Hammeriai turi 4 pavaras. Turime ir naują 6.5 turbo, dar žmonėm nerodom. Gerai. Tai blazerių turim beveik visą mes kolekciją. Matėte, čia pas mus ir tas komandirskas vadinamas važinėja. Tai yra paprastas tentinukas. Pervežti kažkokią dalį karių ar tas pačias palapinės generatorius ir panašiai. Nieko nėra, niekada. Ir plotis kaip Hammerio. Panašiai, taip. Tai sakau, kurį, aišku, gaila mes kitą išsivarė. Tai ten yra pats tas pirmas. Vadinamas ir tik po to, kai amerikiečiai pasirašė, tada jau pradėjo masinę gamybą ir iškart prasidėjo 4 pavarų. Tas 4 pavarų mes jau statom šalia, tai iškart daug aukštesnis ir netgi platesnis, žiauriai skiriasi. Tai visi ėjo 6.2-6.5 variklių, beveik viskas identiškai absoliučiai, kuom jie skiriasi, mes ir patys net neišsiaiškinsim, visos detalės tinka. Tai jeigu pasiruošę, Visada. Mes visada pasiruošę. aišku, galima būtų dar daugiau, bet jau. Ne, gana čia to kūro degyti ir kelis eurus, kiek čia gali vežti. Ogi. Filmuoja, aš nežinau. Eik sukti tu vienoj pusėj, sukti į šoną. Čia prieš šachėdus. Ties į vidų. Nu ką? Aha. Ai, aš čia... Pikinys už 2 kilometrų. Po kairę. Kovinė mašina. Po kairę. Ai. Po kairę. Kovinė mašina. Tenai. Tai į dešinę. Vo. Šachėdas. 30 laipsnių į kairę. Ja. Ką žinau, kiek čia 30. Yra. Kaip kalai, koks garsas. Jo, ausies, jo. Man pats tas būtų glušam, žinai. Nu, gilzė kokia. Nu. Čia yra nuo laivo tie, žinai, kur vapšė čia. Nu. Man to, kad čia dalis buvo, kur prie Olandų, žinai. Nu. Bum. O čia tai garselis būna. Iš tokio iššauna. Jo. Ausies kraujas bėg prie. Nu. Batutas. Eina žydų, pažiūrėsim, kaip jie ten gyvena. Čia galima. Xbox'as, PlayStation. Kur? Kariauk.lt. Nu ką? Puikovas. Nu, Putiovo. Ai, kalbą reikia pajėgti. Nu. O prie šitą pala. Čia pala. Nu čia labiau transporteris toks biški su.
Baldukas tai yra kaip Kalašnikovas. Matai, ten iš vis taigi Galvai. žarna iš vis yra, man atrodo. Na. Čia panašus kaip ir tas. Ai va, Gameris, Aha, Humvee. Galvardis. Humvee, nu. Humvee. Čia matai šitą bojepripasai. Geras, žiūrėk, irgi vienas. Bojepripasai, nu. Kitas čia šalia, taikosi. Nu. Šiek statyklė. Vėlas. Nu ką ten kryžiuk, žinai, turiu ir viskas. O tokiais kaip pavaro prieš šakedus. Važiuojam iš tankodromo. Nu, Papurtyti, pavėžinti. apdulkėja biškė. Dulkių priedą. Smėlio. Tanks LT. O, va čia va dar koks yra, matai. O, šito tai. Bet čia panašus tas kaip mes, kur dviesi Bet čia sukiojam. ilgesnis, čia tokia kaip... Aha, Čia haubica ta mažytė tokia. aha. Gaubica reikia sakyti. Gaubica, jo. Gaubica. Gaubica, gaubica. Kaip rusai sako. Oi, palauk, čia aš kažkada jau pašauti galim susitarti. Nu, nieko būtų, jo. Nu, įvairiais ginklais. Čia nereikia šito ginklai bilieto. Nu, ateini vietoj pašautai su įvairiais. Su paltų bilietu galima. Nu, Čia greitai man kaip atrakcionė tokie, žinai, kalneliai tie tokie. specialiai padaryti, žinai, va tokie, kad... Nu, tai aišku. Tas, tokie, kad pamėtytų. Jo, bet tai, ta prasme, nu, tokį ir kelią pasidaryti ir viską, tai čia irgi visur investuoti reikia. Čia koks įdomus namelis, žiūrėk, Nitopolis.